Kovo 10. Raginkite vieni kitus kasdien, kol dar sakoma šiandien. Kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klastą. Laiškas Hebrajams 3 skyrius 13 eilutė. Jeigu mes aiškiai suprantame, kad mus, iš dalies, apima dvasinis letargas, nepastebimai atbukindamas mūsų dvasinius jausmus ir mąstymą, o tiesa tam tikrame laipsnyje, nebetenka savo atgaivinančios galios mumyse, tai pirmoji mūsų pareiga turėtų būti atsiduoti maldai ir bendravimui su Dievu ir su jo žodžiu, kad to žodžio pašvenčianti ir apvalanti galia pradėtų veikti. Nes karalystės dalyviai su Kristumi tampame tik tada, jeigu pasitikėjimą, kurį turėjome pradžioje, išlaikome tvirtą iki galo. Laiškas Hebrajams 3 skyrius 14 eilutė. Nuodėmė turėdama daug įvairių priėjimo kelių, yra labai apgaulinga, o jos tik išoriškai atrodančios teisingos pastangos toms širdims, kurios lengvai pasiduoda nuodėmiai, be abejo atlieka užkietinantį poveikį. Todėl Kristaus mokiniai per visą Evangelijos amžių turi privilegiją kasdien priminti ir raginti vienas kitą, kad tokiu būdu galėtų išlikti be dėmės. Tuo labiau ši pareiga ir privilegija gula ir ant mūsų šiandien, nes pastebime, kad greitai artinasi ta diena. Klausimai: ar šią savaitę stengiausi raginti brolius dalyvauti geroje tikėjimo kovoje? Kodėl, kaip, kokie buvo rezultatai? Raginkite vieni kitus kasdien, kol dar sakoma šiandien. Kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klastą. Laiškas Hebrajams 3 skyrius 13 eilutė.